Ne šitą, o ne šitą. Ar pažiūrėk monitorių. Aš matau, nebėra. Nebėra, jo. Tai kitaip nereikia. Nu ką, Andriu, pradėsim gal. Prašau. Pradedam. Kamera. Nu, prisimink ką nors. Aš turbūt tą filmą dariau todėl, kad jis buvo mano draugas. Čia viskas kaba čia, ten dar kaba paveikslai jo, dovanuoti. Man jis labai toks, aš eilę filmų su juo dariau. Jis jau labai įdomu dirbti todėl, kad šiandien kartą Žalakevičius, reiškia, sakė, tai kas bus dailininkas? Sakau, Kalinauskas. Nu ką tu Kalinauskas? Na, aš nežinau, sakau, ką ten tas Kalinauskas, bet man, pavyzdžiui, kai jis yra dailininku, man ramu. Nu ir taip. Sekančią dieną pasakė, kad gerai, tegu būna. Bet tu įsivaizduoji, paskui po mėnesio kokį, įsivaizduoji, kaip jis gerai apie jį pasakė. Kai jis būna, tai ramu. Видите ли, может быть, я буду слишком болтлив, сначала буду я немножко молчать. Пожалуйста, не стесняйтесь. Вот, должен сказать, что мы фильм снимаем, потому что мы знаем и любим Виталдаса. Я с ним. Atėjau aš visai atsitiktinai į kino studiją. Bliža kadaise išėjo atostogauti. Ir tuo momentu reikėjo kažkokio padėjėjo prie Starošo, kažkur Bliža buvo asistentas. Atidirbau mėnesį, sugrįžo Bliža ir aš turėjau išeiti, bet aš vis tiek vaikščiojau į darbą. Vaikščiojau ten turbūt 2 savaitės, 3 visą mėnesį, jau jiems turbūt pagailo. O man labai patiko tas darbas, aš kito ir nenorėjau. Nu, bet pačia pradžia su Starošu, tai man taip tokia, žinai, vis tiek davė jo tokį matymą esmės. Jis gal idėją, turėdamas idėją, jis mokėjo ją išlukštenti ir įkūnyti. Aš nežinau, ar jis pats sugalvodavo tą idėją, ar iš kur jis ją paimdavo, bet šitą paskui po kariuomenės sugrįžau Jonui Griciui reikėjo asistento. Ir išėjau iš Starošo. Labai supyko, žinoma, bet aš teisingai padariau. Paskui praėjo tas piktis. Vienu žodžiu, tas visas gyvenimas mano, supranti, tokį formavimą man davė tas bendravimas su Starošu, su kino studijos darbuotojais, su dokumentalistais, su menininkais. Šitais meno tada pradėjo ten Ignotas nori būti žmogumi, dar kitokie filmai, vis tiek aš ten triniausi. Ten to darbo daug nebuvo, bet pažiūrėti galima buvo. Aštrios klasių kovos atmosferą atkuria plačiaekraninis filmas Teroras. Nenuilstantis operatorius Jonas Gricius vėl prie kameros. Po Hamleto jau spėjo nufilmuoti paskutinę atostogų dieną. Dabar nauji rūpesčiai. Kai aš filmavau Posūkį, pas mus buvo didžiausia masotė. Filmavom prie Varėnos, prie Merkinės, ten nuo kalnų tokio, daugybė, apie 1000 ten žmonių buvo, su vežimais, žinai, bėga nuo karo žmonės. Ir niekam, žinoma, aš pergyvenau, aš bijojau, aš ten, žinai, pirmas mano filmas buvo toks stambus ir dar tokia masotė ir tos patirties niekažin kiek buvo ir aš, kur dirbau prie filmų antrojo operatorium, jų irgi nebuvo. Bet suprantate, kas pradžioje bendrą planą iškėlė mane ant krano, ten viskas, jau pradėjom filmuoti, nufilmavom ten vieną dublį, paskui kitą dublį.
paskui dar kartą iškėlė ant krano ir aš atsisukau. O taip kaip 150 metrų nuo visos grupės, per tokių, reiškia, miškelio, stovi Gricius su kažkuo, atvažiavęs specialiai, kad moraliai jis matyt supranta, kas tas ir. Ir ne aš jo prašiau, ne aš jam sakiau, ne aš kažkas skundžiausi, nei prašiau pagalbos kažkaip. Nu, žinoma, gerai būtų, kad būtų čia arti, bet specialiai kviesi. Ir, supranti, pajutau tokią ranką kažkokią, man taip gera pasidarė, kad vat, vis tiek kažkokia lyg tai nieko nepadėjo taip, nu, bet žmogus rūpinosi kažkaip, žmogus pergyveno, nes jis mane ir pastumė. Jausmuose. Ten buvo du režisieriai Dausa ir Grikevičius. Ir dar trečias mano vadovas buvo Žalakevičius. Nu tai ten ištisai buvo kalbama apie tas scenas, apie sprendimus, apie visokiaus. Ir plus buvo Žilius, toks dailininkas, kuris Amerikoje, ar Žilis, aš nepamenu dabar pavardės, Žilis. Ir Jeronimas Čiuplys, toks realistas. O tas grafikas toks, supranti, visai kitokios pakraipos. Mes nematėm tokių dailininkų. Anksčiau tai visi mūsų dailininkai buvo tokie, žinai, realūs. Jeigu butas, tai butas. Jeigu šitas ten kitkas reiškia klojimas, tai klojimas. Ir mes pastatėm tokią dekoraciją. Ta dekoracija, pavyzdžiui, Jausmuose, jinai buvo, dabar neatsimenu tiksliai iš kiek, bet ten buvo 16 ar 18 sienų. Ir, pavyzdžiui, viena siena kampas toks, reiškia, rastų, paskui posūkis, kažkokios kitos faktūros šiaudų su kalkėm, paskui su tokiais kolais. Tai buvo labai įdomi. Ir jinai buvo tas 16 ar 18 sienų dekoracija per visą didelį paviljoną. Reiškia 40. Kelkis, Kasparai. Ne mano reikalas. Tai ne jo reikalas. Jo reikalas motoras. Aš vienas neparnešiu. Tai tu, Andriu, man padėk. Pagelbėk jam. Taip. Tas buketas aktorių, kai jie, supranti, ateidavo į vaidybą, visi tokie entuziastai, tokie atsidavę su tokiom kažkokiam. Nu, man buvo šventė juos filmuoti. Ir paskui, ir toliau. Tokie aktorių kaip Babkauskas, Bronius, kaip ir Adomaitis, kaip ir per savo gyvenimą. Aš beveik visus filmavau čia tos pagrindinius aktorius. Ir Paukštė labai daug, ir Onaitytė, ir Staliliūnaitė. Palauk. O kam milicininkui arklys? O kam milicininkui žmona? Pavėluotai atėjo pas mus filmuoti Staliliūnaitę Rūtą. Ir, supranti, ir aš niekaip jos negalėjau pagauti portreto, niekaip negalėjau surasti jos tokios dvasinių stovių. Ir įdomi, ir gera aktorė, ir viskas, bet, vat kažkas, ne tas, aš nežinau. Ir niekaip negalėjau šito padaryti, bet po vieno filmavimo mes nuėjom kažkur Kaune, ten Rotušės aikštėj, pavalgyti vakarienės ir leidosi saulė, jinai sėdėjo prieš vitražą, Marijus buvo, dar Janina buvo ten Sokolnikaitė. Ir mes taip keturiesi sėdėjom, kalbėjom, Staliliūnaitė sėdėjo prieš tą vitražą, prieš langą. Saulė leidosi
Ir mes ilgai ten sėdėjom ir aš visą laiką žiūrėjau. Ir suprantate, tas saulė, kai leidosi, tai tas vitražas davė tokį, reiškia, kažkoks atspindis ir ta šviesa visą laiką keitėsi, šitaip keitėsi. Ir man atrodo, kad vat nuo to momento, kai aš ilgai kažkaip ir pavalgėm, ir pabendravom, ir aš pagrindė, aš mačiau, kaip jinai keičiasi, kaip žmogus nuo to apšvietimo, nuo visko. Po to man buvo lengviausia. Aš ateinu ir man buvo kažkaip lengviausia, labai lengva nufilmuoti. Pradžioj tikrai, net paskui paprašiau, kad perfilmuot kai kurios gabalus. Tada mes dar galėjom šitą padaryti. Ir dirbdamas su visais režisieriais, su jais kažkaip turėjo būti tokie, žinai, visai skirtingai. Kažkaip kožnas filmas buvo visai, ne visai, bet vis tiek kitoks. Vis tiek kitoks. Filmas Moteris ir 4 jos vyrai buvo toks, biškį stilizuotas, apibendrintas toks. Ir mes filmavom vestuvės. Pas Žalakevičių buvo parašyta, kad ten groja su kažkokiais instrumentais, su kažkuo, ten apie 300 masuotės, tarp kopų vienas namas, 300 masuotės. Ir ten jau asistentai suveikė, ten ta masuotė jau buvo beveik atvežta, kita liko Juodkrantėj ir Klaipėdoj, dar jau turėjo vežti, bet iš vakaro vis tiek mes kažkaip kalbėjom ir pačioj pradžioj, dar per bandymus su Smoriginu, bandymai buvo ten ir ten žvejai kažkaip kaip žvejodami po ledinę žūklę iškišdavo tokią lentą ir tokiam kalatuškiam daužydavo ir ten dainuodavo. Stinta, pukis, keulės, snukis, ten dar kažkoks ir toks ritmas, toks. Ir mes nuo to ritmo atsispyrėm. Užkūrėm lauželį, tas ritmas, ten tinklai džiūsta. Ir iš tų 5 žmonių padarėm sceną, kurią tiesiog tokia vienintelė, ne vienintelė, bet labai tokia jau įdomi, kurią nepaprastai papuošė šitą visą. Bet reikėjo ilgai, taip sakant, nagrinėti, įrodinėti. Aš nesakau, kad aš ten viską sugalvojau ir viską, reiškia, padariau. Tu žinai, kad kinas tai yra toks daiktas. Kažkaip, jeigu daug kalbi, ilgai nagrinėjai, tai paskui vis tiek surandi tokį kažkokį gabalą, tokį, reiškia, sprendimą, kuris atitinka. Dirbdamas su Puipa, pavyzdžiui, man labai patikdavo, kai jis tokį pagaudavo tokį kažkokį momentą, anekdotinį, kažkokį paskui toks samoironijos toks gabalas būdavo. Ir viską mes taip, nagrinėdami, sėdėdami, vaikščiodami, surasdavom šitą visą. Ne taip paprastai atrodo, kad jeigu paimi, filmuoji gabalą ir tau jau nebeįdomu, kai jau 100 kartų filmuotas jau toks, labai paprastai, ateini ir nufilmuoji. Taip. Jeigu ten nėra jokios paslapties, jeigu, kaip Kavalerovičius sako, jeigu nežinai kaip filmuoti, tai pasakyk, kad sukaltų tau tokios, neštuvus, pastatyk 4 žmonės ir tegu tave operatorių neša. Vis tiek bus kitaip, negu tu eisi arba tave veš su vežimu. Tai kožnas tas momentas toks, jis turi būti kažkoks toks, žinai,
su paslaptim, su kažkokiu keistumu, su kažkokiu tokiu ypatingu matymu. Išmokt filmuoti nuotaiką. Mano galva. Nuotaika kadro, nuotaika aktorių, nepražiūrėti, kada tas būna. Man ta, kai filmavom Pleškytę, Eugenija, pavyzdžiui, jinai darydavo pirmą, antrą dublį. Antras dublis. Toliau eidavo žemyn. Ir Gedris visą laiką taip kalbėdavo. Jau netoli vyrai būkit pasiruošę. Ir mes filmuodavom 2 dublius. Trečią, jeigu filmuodavom, tai vis tiek jis neįeidavo tas dublis. Tai reikia tą momentą pagaut, kad tas aktorius atiduotų tą, ką daro. Užmuštas. Ačiū Dievui, velnias nusilaužė nagus. Kotryna. Kotryna. Bet aš dabar pradedu galvoti, kad tas pirmas variantas Manto, jis yra daugiau nuo to, nesigavo nuo to, kad neturėjom patirties ir negalėjom, kažkaip nebuvom apsprendę tos medžiagos kaip reikalas. Ir ten toks gavosi skirtingi kažkokie matymai tarp dailininko, operatoriaus ir autoriaus, ir režisieriaus, supranti, ir ten buvo kažkaip sudėtinga tikrai. Ir paskui kino studija buvo, tai irgi, žinai, reikėjo vis tiek turėti didesnį pasiruošimą, didesnės patirties tokius kažkaip įsigyti ar iš pašalės kviesti žmonės, kurie sukonsultuotų. Ir organizacinių atvejų, ir bent kokių. Ir paruošimų. Natangai! Apsprendimas ir patirtis būna taip. Avevitoj, pavyzdžiui, mes filmavom sceną per bandymus. Paukštė, Strenga, Latvijos aktorius, Babkauskas, Inozemcevas ir tai eilė. Bandymams, ko reikia paviljonė. Tas kranas didžiausias toks su ratais, kaip to mašina, neto ten kažką, pasodinom, paguldėm, toks lyg tai poilsiauja ir pravažiavom, nufilmavom. Nufilmavom tą, liuksusiniai bandymai, labai puikiai buvo. Tiesiog po to kelis kart perfilmavom, nutarėm nufilmuoti Belmonte prie Krioklio to. Tokio, žinai, ten krioklis, ten vanduo, gert neduoda, prie vandens stovi, ten reiškia. Ir nieko. 3 ar 4 kart perfilmavom ir paskui tobulinom ir filmavom. Ir ta scena, kuria buvo nufilmuota paviljonė, jinai buvo daug stipresnė, daug ką. Kartais nereikia perkraut kadro. Atskirais kriokliais, suprantate, atskirom detalėm, kurias blaško ir nesukoncentruoja žiūrovą į pagrindinį reikalą.
ateini kartais, nufilmuoji visiškai liuksusinį. Į Paravitą būdavo tokių scenų būna, kad ateini kažkaip pagauni ir negalvoji, nei kompozicijos, nei nieko ten neįstatinėjai, bet kažkaip pagauni, jinai savaime gaunasi, pravedi, pravažiuoji. Svarbiausia, kai pagauni, nufilmuoti nuotaiką. O nuotaika tai nėra daiktas, o nuotaika tai yra kažkokia visuma. O ta visuma, kai pagauni, ta nuotaika, kai pagauni, tada ir scena yra, ir filmas yra. Ir nebūna filmo tokio, kad, sako, filmas blogas, o operatorius gerai nufilmavo, arba atvirkščiai. Nebūna tokio, nebūna. Scheiße! Weg, Gerti! Anhören mein Kommando! Ein einziges Gesetz ist das Befehl! Sitzen! Ich starte Massera Tiktai Kommando! Kožną kartą, kai filmuodavom pirmą kadrą, daužydavom lėkštę. Va čia ties gabaliukai, kur iškeliauja pasakos yra. 90 metai, net nežinau. Visokiausiai. Nu, yra apie 30 turbūt tokių skutelių. Čia visas gyvenimas toks. Iš tokių šūkių. Yra kinas, kaip ir jūs visi atėjot, taip ir aš atėjau į tą kiną ir kas, mano gyvenimas ir baigėsi kine, viskas. Ir aš norėčiau, kad tą, ką mes bent bazę paruošėm, supranti, tai bent jinai liktų šitiem žmonėm, reiškia, naujiems jaunikliams, tiems jauniems. Atsiras jie, žinoma, atsiras. Vienas operatorius baigė ten Pragoje, kitas baigs Italijoje, trečias režisierius baigs Prancūzijoje. Atsiras, bet jie gali pasilikti ir tenais dirbti. Jeigu čia nebus bazės, nebus noro, nebus galimybių. Vienai kartai ir buvo, ir tokis, ir nieko nelieka, tu supranti, užtat ir pikta. Nelieka archyvų, nelieka, reiškia, kažką daryta dėl kažko, nelieka. Parduota Pervalka, parduota Klaipėdos kino studija, ta karinė, parduoti Eisėtai, parduotas Žvėrynas, liko tik tai tenais, bet ten nežinau, kas ten bus. A kaip spektakliai? Patvaidina ar nėra? Nėra. Bet įdomu buvo. Buvo įdomu ir ne veltui. Vis tiek. Įdomu buvo. Įdomu, prasminga ir daug ką padarėm ir daug ką parodėm. Pavyzdžiui, skridis per Atlantą pažiūrėjo apie 700 000 žmonių Lietuvoje, taigi nematytas skaičius.
dabar televizijoje, laiduose. Bet tos laidos tai yra tokia, žinai, ten studija maža, pasėdi pakalba, išleidimas žinių, toks darbelis. Čia ne kinas. Čia ne per seniausia atsibudau ir pasakoju namiškiams. Žinot, koks buvo džiaugsmas šiąnakt, sapnavau, kad filmuoju filmą. Ir visi aplinkiniai, ir visi tie mano, kur buvo žmonės tokie, su kuriais aš susitikau. Bet taip iš tikrųjų, taip toks džiaugsmas buvo, toks kaip kadais.